paskutinio papročių jaudulio prasidėjo. Nežinau, kodėl net iš tikrųjų, kai rašiau ir kai galvojau apie tą pačią intenciją, tuo metu tai kažkaip ramiai jaučiausi ir nebuvo kažkokių tokių gilesnių dalykų, bet atsisėdau, visai neseniai prisėdau užsirašyti intenciją ir tada paklausiau savęs klausimo, kur aš save riboju, kad patirčiau tą finansinę gausą. Tai į šitą daugiau tokie atsakymai buvo, kad nesiimu veiksmų, nedarau to, kad aš tai pati įgyvendinčiau. Ir tada paklausiau, ko aš bijau gyventi gausoje, finansinėje gausoje. Tada išlindo mano prisiminimai ir pokalbiai su močiute, kai man močiutė sakė, kad neduok pinigų ten sesėm broliam, žiūrėk savęs, rūpinkis savim. Ir tai nebuvo kažkoks piktybiškas dalykas, ką jinai sakė, bet iš tikrųjų matyt, dabar tai atėjo ir sakau, net tokios emocijos net kyla, nes Kaip tu? tikrai nesitikėjau šiandien, kad praeisim tai, nes galiu pasakyti atvarai, sąmoningai nuo to labai bėgau ir ilgą laiką bėgau. Tai pamatyti, tai jo, man buvo labai skaudu iš tikrųjų. Tai jo, bet džiaugiuosi, kad tai padariau. Taip. Aš manau, kad kuo giliau aš kaip pradėjau atsipalaiduoti ir pasitikėti su žmonėm labiau, su kuriais aš dirbu, kaip sakykime, kai aš galiu tau pasakyti tokius dalykus, kur anksčiau aš save stabdydavau ir galėdavau tik tai pati savo pasisakyti ir su tuo akistata, man palengvėja, man atrodo, net ir suvokimai, aš greičiau viską pagaunu, nes anksčiau jaučiu, kad mane tas labai labai stabdė. Tiesiog tas bėgimas nuo savęs tikros, aš vis tiek žinau, kokia aš iš tikrųjų yra ir aš negaliu apsimetinėti. Ir tas apsimetinėjimas savotiškai man uždeda tą tokį jausmą ant pečių sunkumo, kur aš negaliu atsistoti ir daryti taip, kaip... Uždėdavo ir negalėdavai. Taip, uždėdavo ir negalėdavo. Aha. Gerai, dabar viskas liuks.